Tai sveiki gyvi, tinklalaidė Aplinka. Turime ir Aplinkos ministerija turi tinklalaidę šiais laikais. Ir šiandien kalbamės su ministru Kastyčiu Žuromsku. Labas, Povilai, kancleris Povilai. Aš esu Povilas, ministerijos kancleris. Tai šiandien pirmojoje laidoje pabandysime apžvelgti tokią temą kaip Maskvos namai. Tai aktuali labai šiandien tema ir manau, kad tiek galbūt mums patiems, tiek ir aplinkiniam bus labai įdomu paklausyti, kas čia vyksta ir kas čia bus ir kodėl čia taip yra. Jo, tikrai taip, bet gal aš pradžiai taip, kad įvest visus į tą temą, galvoju, reikia papasakot. Daug kas galvoja, kad ir dar dažnai maišo Aplinkos ministerijos pavadinimą su Aplinkos apsaugos ministerija, galvoja, kad mes tik gamta, miškais ir nežinau, gyvūnais rūpinamės, bet tai kodėl ir prie ko Aplinkos ministerija ir Maskvos namų griovimas? Gal ministras gali įvesti temą. Šiaip geras pastebėjimas, nes Aplinkos ministerija yra šiaip, aš taip galvočiau, kad plačiausia ministerija iš visų, tai pradedant juokaujam nuo amžinojo būsto kapinių, baigiant būstais pačiais ir leidimų išdavimais. Tai turim tokią nuostabią instituciją valstybinėje teritorijų statybos, valstybinė teritorijų planavimo statybos inspekcija, kuri kontroliuoja nelegalias statybas ir įgyvendina teismo sprendimus, jeigu netyčia tos statybos yra nelegalios ir reikia kažką griauti. Tai čia amžinasis būstas rusams, jūs tą pasakyti? Taip, gali būti, kad bus amžinasis būstas rusams ir jie tikriausiai turės 3 aukštus po žeme pasilikusius. Tai čia, man atrodo, irgi iš tikrųjų yra įdomus kitas klausimas, nes kai aš tapau ministru 2024 metais, tai viena pirmųjų žinučių ten, kai būna, kaip gyventojai rašo įvairias mintis ir idėjas, puikiausias tai buvo, kad reikia nugriauti Maskvos namus, pinigus mes paskyrėm ir dabar jau griaukit, bet pinigų nebuvo paskirtų, buvo paskirtas lygiai 0 eurų, bet buvo atidaryta biudžete eilutė, kad mes čia tos pinigus galim paskirti, kai reikės, bet kodėl taip brangiai, gal pakalbėkime apie tą. Tai gerai, aš irgi atsimenu tą temą, nes 25-ais, kai buvau viceministras, pradėjau kuruoti būtent statybų inspekciją, kuri buvo ir vis dar yra po manimi, ir tas Maskvos namų klausimas buvo jau tą dieną aktualus, bet galbūt nebuvo toks karštas, koks yra dabar, ar ne? Tai kodėl tai brangu? Tai turim pastatą sudarytą iš 2 dalių, ar ne? Turim antžeminę dalį, kuris yra 8 aukštai, ar ne? Man atrodo, su pusė ar 7,5. Kažkas tokio. Užlipę terasą labai gražiai. Kažkiek plus vienas nelegalus, jo, kažkiek plus vienas nelegalus. Tai ir turime, kiek buvom nuėję, -3 aukštus. Tai plotas įspūdingas ir didelis ir kaip supratom, kad, nėra sudėtinga ir brangu nugriauti tą antžeminę dalį, bet visas velnias slypi rūsiuose, tai 3 aukštai minus. Jo, aš irgi buvau šnekėjęs su vienu potencialiu rangovu, kuris skaičiavosi sąmatą, tai daug kas iš tikrųjų galvoja, kad tai kas čia yra nugriauta viršutinį pastatą, nes ten daug betono, tu jį permali, pernaudoji, bet paskui labai daug kainuoja tas -3 griovimas, nes reikia statyti laikiną sieną, kad net laikytų, nes kitaip, jeigu jos nestatysi, tai įtrūks gatvės, įkris, visi vamzdžiai pradės bėgti ir visa kita. Tai tas sudėtingumas ten tikrai labai didelis. Ir bendrai paėmus, tai aš žiūrovams noriu pripažinti, kad mes nesame podcastų šeimininkai, vedėjai ir visa kita. Todėl gal nežinau, kaip tai klausosi ir kaip reikėtų tiksliai tai daryti, kad nesigautų kaip interviu. Gerai, tai mes turim... Bet pinigai, Povilai, tai kiek buvo konkursas, tai kiek tai kainuotų maždaug, jeigu mes įsivertiname? Apie 2,5 milijono, jeigu taip visą pastatą su visais -3 aukštais ir
įvairūs rangovai įvairiai šneka dėl to, sakykime, antžeminės dalies griovimo, tai nuo 3 iki 600 tūkstančių eurų tos žirklės yra, kurios yra apie tą viršutinės dalies griovimą. Na ir bendrai paėmus, mes turim ir statybos techninį reglamentą, kuris sako, kad 0,5 metro po žeme nugriovus būtų galima statinį išregistruoti. Bet turim statybos įstatymą, kuris sako, kad reikia nugriauti visą statinį. Ir tada turim mūsų statybos inspekciją, kuris sako, ne, tai žiūrėkit, reikia žiūrėti į statybos įstatymą. Bet kartu yra dar ir Elvato praktika, kurioje irgi buvo nekartą nugriauti statiniai iki 0,5 metro po žeme ir išregistruotas jų buvimas. Tai aš manau, kad čia yra tikrai rimta tokia, aš suprantu, kad galima žiūrėti įvairiai į teisinį aspektą šito reikalo, bet reikėtų nužiūrėti iš principo, kaip tą klausimą spręsti. Jeigu Maskva mums padarė žalą, atėjo ir padarė žalą, pastatė tą savo pastatą. Ir dabar mes turim tą žalą panaikinti. Tai ar mums, kaip tiems, kurie leidžia įstatymus ir juos vertina ir priima, ar mums kuo brangiau tai padaryti, ar kuo pigiau? Čia šitoje vietoje atrodo, kad mūsų tas aiškinimas kartais nueina į tai, kad mes būtinai turim sužiūrėti raidę, kad kuo brangiau viskas įvyktų. Kaip čia taip? Ne, tai čia didžiausias paradoksas galbūt ir nesąmonė, nes būtent tas skirtingas mūsų pačių institucijos ar ne, skirtingas teisės reguliavimo taikymas ar ne, pagal teismų praktiką ar pagal STR ne tik yra didžiausia nesąmonė, bet ir tai, kad mesgi galim kažkaip rasti sprendimą, kaip tų 3 aukštų negriauti, galbūt įgyvendinti teismo sprendimą ir tiesiog neišleisti krūvos pinigų, jei vis dėlto ten tas pats Vilniaus miestas, žinau, teko girdėti, gal tau kažką daugiau planuoja ukrainiečių skverą, kažkokį tai parkelį pasidaryti ir neplanuoja toliau, žinau, panaudoti tos būsimos duobės. Tai, nes remiantis to konkurso duomenim, tai taip, tu teisus, ten apie 2,5 milijono eurų, tai jeigu dabar sakai, kad apie 600 tūkstančių yra antžeminė dalis, tarpe tarp 300-600, tai 2 milijonai eurų tiesiog, verslas spėjų tikrai neinvestuos, o tada valstybės pinigų tiesiog dėjimas į pamatų griovimą, kurie tikriausiai nebus panaudojami, tai čia toks būtų gal, nežinau, nebent kažką reikia įrodyti tuo ir iš šaknų išgriauti Maskvą iš Vilniaus, bet ar nežinau, ar mokesčių mokėtojai ir mes būtumėm pasiruošę tokiai pinigų sumai ir negalim jos kažkur panaudoti tiesiog geriau. Ne, tai va būtent, kad atrodo, norisi viena vertus viską greičiau ir politiniai oponentai irgi ragina mus viską greičiau padaryti, bet kita vertus sprendimas priimtas 22 metais, tai politiniai oponentai turėjo 2 metus laiko susiorganizuoti viską greičiau ir mes turim tik metus laiko dabar, bet visa tai, kas vyksta dabar, tai kaip mes radom tą procesą, tai taip ir jisai maždaug ir važiuoja. Buvo pradėti viešieji pirkimai, viešasis pirkimas rangovui atrinkti. Ir šiandien dieną jisai pilnai neįvykęs. Taip. Man atrodo, kad dabar jau ten visi teismai išsisprendė, bet toks šiaip, sakykime, įdomus dalykas, kurį būtų smalsu suprasti, kodėl niekas nenagrinėja, kad tas pirkimas, kuris vyko, jo sąlygų netitiko nei vienas rangovas, kuris dalyvavo tame pirkime. Iš tikrųjų, darbo ministerijoje, neduosiu sumeluoti, yra nemažai, bet šitą aš panagrinėčiau, jeigu laiko būtų. Niekas nebuvo griovęs Maskvos namų, niekada. Ja, bet nesirado tokių profesionalių žaidėjų rinkoje, kurie galėtų tai griauti. Tai tas pirkimas neįvyko ir dabar statybos inspekcija tarsi spirga, kaip čia toliau jie nori pirkimą organizuoti, bet tada kelia klausimų, kad mes neleidžiam, nežinau, gal čia paplėtot norėtum šitą. Čia nutyli, kas čia kaip kalba, nesako, kad nekalba, bet žiniasklaidoje sklando gandai, kad mes neleidžiam, nors mes kaip ir negalim neleisti.
nes labai jau didelis padidinimo stiklo objektas, kad čia kažką draustumam, ypatingai galbūt juokingai skambėtų, bet ministerija nebeleidžia griauti Maskvos namų, tai kažkaip, nežinau, nelabai gal taip yra. Jo, čia. Bet nežinau, kalbant šiaip apie tą konkursą ir tuos metus laiko, nes kai atėjom buvo ir dabar tik tai pasibaigė, man atrodo, šio mėnesio, ten 14 dieną jau, kad niekas nebeskundžia, čia labai baigėsi prieš porą savaičių, tik tai, kad ne paskutinis kandidatas, kurio paraiška buvo atmesta, nebeskundė to proceso ir viskas, konkursas yra dabar pilnai nutrauktas ir realiai truko apie metus pusantrų kažkur toks, ar ne, su 2 skirtingais teismais eigoje, kur, turim irgi tokią įdomią praktiką, kad pradėjo skūst konkurso sąlygas vieni kitus ir taip toliau. Tai bet atmetant tą nuostabų pusantrų metų procesą, turim šiai dienai dabar tokią situaciją, kad turim labai karštą, nežinau, ar pastatas nesnei registruotas, karštą statinį, ar ne, kurį tiesiog reikėtų kuo greičiau nuversti nuo žemės paviršiaus. Bet pastatas tai neregistruotas, man? Tai sakau, nežinau, ar čia, kaip čia taip vadint, pastatas, statinys, daiktas, plytų krūva, nes nėra registracijos, kaip ir nėra daikto, bet reikia nugriauti. Tai ką darysim? Jo, tai čia įdomi detalė, ta planuojant, tai nebaigta statyba nėra įregistruota, yra tik teismo sprendimas, kuris siūlo, tiksliau, reikalauja nugriauti. Nori ką nors sugriauti arba nepadaryti, tai jie pasakys, kad gerai, yra STR'as, bet įstatymas prieštarauja. Kitą dieną jie sakys, kad įstatymė parašyta taip, bet STR'as prieštarauja. Kaip kam patogiau? Jo, kaip patogiau, kad nieko nevyktų. Natūraliai, kai mes turim šitą problemą ir kai verslas siūlo ją išspręsti, tai verslas žiūri, kaip protingai tai padaryti. Pigiausiai, protingai, ekonomiškiausiai. Tai tada akivaizdu, kad verslas nedarys taip, kaip valstybė darytų, kad griautų viską po žemę. Darys taip, kaip ekonomiška būtų ir griaus tik tai antžeminę dalį, nes to pilnai turėtų užtekti. Bet kiek man sprendimai įgyvendinti. Vienas aspektas, kitas dalykas, iš principo, sakau, pasikartosiu, jeigu mes galvojam, kad tos antžeminės dalies niekas nenaudos galbūt ir taip toliau ir norim nugriauti pastatą, kuris yra šašas, nežinau jau kiek čia 10 metų, tai raskim gal kažkokį tą sprendimą, kaip verslui, tiesiog netrukdyti čia tiesiogiai to padaryti. Jo, tai kalbam apie tai, kad ten teisėkūros malūnas per daug sukasi, per daug keičiam, gal paskui kažkokių netikėtų blogų kitų pasiekmių išeis, nes aš taip galvoju, kad jeigu yra aukščiausio teismo praktika, yra STR'as ir teismas patvirtintų tokią taikos sutartį, tai gal čia visai būtų išeitis, nekeičiant įstatymų, kaip mūsų kolegė Elgė irgi sako. Visada reikia žiūrėti, kaip esamuose įstatymuose rasti sprendimus, o tik paskui juos keisti. Tai, man atrodo, čia būtų protinga, bet vėlgi, ar pavyks įtikinti? Susikvietę esam visus suinteresuotus asmenis, rangovus, atstovus, ar ne, ir ministerijos darbuotojus, PSI darbuotojus, tai, nežinau, gal tiesiog, nežinau, reikia gal paversti tą žaidimą ir pradėti, nežinau, vakar bendravau su statybos inspekcijos viršininku, šiaip įdomus niuansas, ar ne, kad, pareigybė viršininkas, čia tiesiog šiaip, taip, bet, nežinau, gal ar taip ar ne, bet tiesiog, tas pats toks, kad trūksta komunikacijos, ar ne, nežinau, gal tarpusavį, bet ar trūksta ar netrūksta, gal tiesiog kažkaip taip, nežinau, pasikalbėjom ir tikslas, manau, kad yra vis tiek visų bendras, kad, reikia, verslas neduos ir nebus suinteresuotas ir jam netrodo teisinga, griauti visą pastatą, ne, tai faktas tas, kad verslas, tiesiog neduos daugiau pinigų, nežinau, net galim to neskaičiuoti pinigais, netliks daugiau darbų, negu kad iki nulinio aukšto, ar ne, ir mes čia turim labai gerą, pasiūlymą ant stalo, ateina verslas, susiorganizuoja, deda savo pinigus, ar ne, yra visuomeniškas ir nugriauna, tiesiog viską iki nulio. Ir tada esame mes, įstatymų leidėjai ar vykdančios institucijos, kurios jau turi kažkaip priimti tą
pagalbą ir sakyti, žiūrėkit, nu jūs tą padarykite, o mes čia susitarsim kažkaip, nu, susitarsim ir padarysim taip, kad, nu, viskas ten toliau bus gerai. Tai nežinau, tai va, suprantant, manau, visą tą, kad turim įtraukti verslą ir nugriauti visą tą antžeminę dalį ir kažkaip sugebėti nelysti į požemį, nu kažkaip, manau, kad susitarsim. Tai gal iš tikrųjų, nu, galim taip ir pasakyti ir spręsti, kad, nu, tas viršutinis nugriaunamas, o kas paskui, nu tai paskui ir išsiaiškinsim. Ir nu, jau tas aiškinimasis pas mus jau čia. Jau čia yra, čia. Nu nežinau, aš matyčiau tai racionaliai ir logiškai, nes nu, viskasgi dabar matosi ant žemės, ten kas yra po žemė, nu, šiaip mažai kas žino, aš pats sužinojau tik tai prieš metus, o Maskvos namų pastatą ten matėm iš anksčiau, bet nu, kad ten yra tokie požemiai, teko apsilankyti, nu, ten nelabai buvo galima pagalvoti tokios erdvės ir taip toliau. Tai. Jo, įspūdinga, ten iš tikrųjų jie planavogi ir koncertus rengti, ir ten didžiulė salė tokia. Verbuot, tardyt, šnipinėt, gal prisijungė prie kokio Telijos šviesolaidžio, ten iš to -3 aukšto, bet tai žodžiu, susitarimas kaip ir turbūt yra įmanomas dėl tos komunikacijos, tai čia, žinai, nu mes turbūt paskutinį mėnesį judam tokiais tempais, kokiais valstybė... Per 4 metus. Jo, valstybė ir apskritai retai juda, tai ir ta komunikacija turbūt pasimeta, bet... gal kai susėsim prie to bendro stalo, nu tai gal ir Gerai, o jeigu vis tiek nesutiks statybų inspekcija? Jeigu vis tiek nesutiks statybų inspekcija, tai galės toliau sėkmingai eiti daryti savo pirkimus, kuriuos sėkmingai daro jau 4 metai. Gerai, tai turim planą B, iš tikrųjų. Turim planą B. Turim planą B, vis tiek, kadangi buvo viešoje erdvėje paskelbta, jog Vilniaus meras labai, nu, aktyviai nori spręsti tą klausimą, ar čia labai didelis ačiū irgi jam už tai, ar ne. Tai ir kad įsitrauks labai daug suinteresuotų žmonių. Turim tokį centrinės pirkimo organizacijos vadinamosius CPO katalogus, kur galime paskelbti viešąją pirkimą tiem dalyviam, kurie yra sąraše ir labai greitai nupirkti. Bet galim įskelbti ir bandyti skelbti pirmą kartą, nu, kad nebūtų kažkokios kolizijos pilna apimtim, reiškia nugriauti ir požeminį aukštą už 1 eurą. Jo, tai yra toks planas ir jo, tas CPO katalogas, tai tenai yra griovimo paslauga dabar ir ta griovimo paslaugoje yra atrinkti jau tiekėjai, kurie tą griovimo paslaugą gali suteikti. Tai nustatė biudžetą, kad va, turim 1 eurą ir tarsi kitus eurus mums, ne mums, o tam potencialiam griovėjui galėtų sunešti kažkas kitas. Tas pats kaip ir dabar schema. Jo, tik tai tiek, kad ir taip toliau. Nu, vat, reikėtų jau išsirinkti iš tų kvalifikuotų griovėjų, su kuo tos vat, verslo organizacijos ar tos NVO norėtų dirbti ir susitarti, kad tas, kas dalyvaus tam pirkime, pateiktų tai kainai 1 eurui pasiūlymą. Ir jau su juo būtų sudaromas kažkoks finansavimo susitarimas, kuris jau mūsų pirkimo neliečia. Tai reiškia, tokiu būdu būtų galima įvykdyti tą pirkimą iš esmės. Nu, va, taip kaip mes įsivaizduojam per tą taikos sutartį, tik tai tikėtina, kad visų -3 aukštų niekas nesufandreis. Tai planas B toks planas B, bet turim ir planą C. Jo, tai B1. B žvaigždutė, taip. B žvaigždutė, jo, nes tada galbūt galėtume tą tik tai antžeminę dalį skelbti. Ta pati, ką dabar taikos sutartį kalbam realiai, bet tiesiog paleisti pirkimus, jeigu, nežinau, taikos sutartis eina labai ilgai ir šitas procesas užsitęsia ir, nežinau, nerandamas kažkoks susitarimas, ar ne? Ir turim planą tada jau C, be žvaigždučių. Grįžti prieš 4 metus, ne prieš 2 metus, kas buvo, tai tiesiog paleisti viešus pirkimus už kas pasiūlys geriausią kainą, bet nebe eurą. Jo, bet gal dar prieš C, nežinau ar prieš C, bet C dar planas yra tas Benkunsko-Sinkevičiaus tas visas reikalas, kur per Seimą. Paramos įstatymas. Tai jie nori pakeisti paramos įstatymą, kad VTPSI galėtų priimti paramą darbais ir tada
jie irgi surinktų verslą ar kažką ir tada VTPSI darbais galėtų priimti kažkokią tai verslo paramą, tai galbūt irgi būtų toks kaip variantas, bet aš, turint omeny, kiek... Kad prieš tai jau, bet ir turint omeny, kad jau prieš tai bus nesuderinta taikos sutartis, B variantas nenupirktas už eurą, ten nupirktas viršus už eurą, tai toks, gerai, įsidėkim į prieš tą, vis tiek pasitikrinant prieš tuos jau didelių pinigų išleidimus griovimui, bet tikėtina, kad fail. Ir dar paprašė vyriausybės išvados tam įstatymo pakeitimui. Tai jis nebus, vargubau. Labai nebus greitas, ar ne? Jo. Gerai, supratau. Tai va, bet planų yra, visi bando kažkaip spręsti ir daryti. Aš manau, kad šiaip tam klausimui tikrai netrūksta dėmesio bendrai paėmus. Aš manau, kad netrūksta, aš manau, kad, nežinau, aš šiaip manau, kad per 3 savaitės nuo dabar pasirašysim kažkokį susitarimą. Nelabai tik tai dar suprantu, koks jis galėtų būti, nes, kiek žinau, VTPSI nenori būti įtrauktai taikos sutartį, tiesiog, nes nenori prisižadėti, kad jie nepriims darbus dėl pusės metro, nes sako, kad būtent šituo atveju netinka tas pusės metro. Ir sako, jūs pasirašinėkit tarpusavį bankroto administratorius su naujais tais rangovais, o mes tiesiog ateisim darbus pažiūrėti. Tai čia ir yra problema. Taip, čia yra vienintelė problema. Nes būtent tas taikos susitarimas, jisai, sakykime, ten su bankroto administratorium irgi derinamas, nes turi išspręsti dar keletą kitų tų teisinių, techninių niuansų tenai, bet pati esmė ir yra, kad VTPSI iš to verslo, kuris susimes pinigus, darys darbus, neateitų paskui pradėti reikalauti papildomų darbų, nes, kaip ir skamba keistai, nelogiškai ir durnai, bet, neatmeskime, tikrai tokia situacija galėtų būti. Gerai, tai gal tada bandyti formuoti kažkaip kitaip tą taikos susitarimą, toje apimti, kad jie nepradėtų kažko reikalauti ir nežinau, atskirtą pusės metro klausimą ir galbūt, čia bus vien tik tai apie jį bus šiandien realiai kalba, bet kad dar prie papildomų žvaigždučių pridėti, kad nereikalautų dar kažko, ko jiems nereikia reikalauti, nes ateinu nugriauti kaip verslas galvodamas, kad užteks nugriauti tai ten pirmą aukštą, bet paskui mane institucijos įklampina į požemius. Taip, labai tikslus apibūdinimas. Tai iš tikrųjų manau, kad čia reikės dar visiems mūsų statybos ir statybos priežiūros korifėjams pasuk galvas, nes, pavyzdžiui, kai buvo vykdomas profsąjungų rūmų griovimas, tai jisai irgi buvo 2 etapais ar kažkas panašaus, kad, pirma buvo nugriauta antžeminė dalis, o bunkeris visas, kuris buvo po profsąjungų rūmais, buvo paliktas statybos rangovai, kuris jau atėjo, bet tas griovimas pilnai įvyko, pastatas buvo išregistruotas, tai kaip ir atrodytų, kad šita visa problema yra daugiau mažiau tik VTPSI galvose. Šiaip, jeigu teisingai atsiminsiu, aš dar tuo metu gyvenau netoli profsąjungų rūmų, tai man atrodo per 29 dienas nugriovė. Kiek čia užtruktų griovimas Maskvos namų? Panašiai. Ypatingai jeigu nereikėtų griauti požemio, nes požemio griovimas ten yra labai sudėtingas dėl tų laikinų konstrukcijų ir to, kad reikia apsaugoti miesto infrastruktūrą, nes, įsivaizduokim, -3 aukštai, tai maždaug apie 10 metrų po žeme, šalia 2 didelių judrių gatvių su daug požeminių komunikacijų ir panašiai, tai, šiaip tiesiog nesinorėtų, kad tas griovimas ten vyktų vien tam, kad apsaugoti miestą nuo visokių nelaimių. Nes kaip galima būtų prisiminti prie upės, kai buvo statybos vykdomos Greenholo ir buvo ten kanalizacijos vamzdis trūkęs, tai grinai ta pati situacija, net laikė senutę, nugriuvo ir miestas turėjo didelių problemų. Gal labiau Kauno miestas tą dieną, bet, sakant, Viešoje erdvėje apskritai yra daug tokių kalbėjimų, kad, tai mes nekenčiam Maskvos, Rusijos ir visa kita, tai nugriaukim bet kaip, nes, reikia nugriauti ir kuo greičiau čia viską padaryti.
Tai bet, nu, viena vertus, tą, ką aš prieš tai minėjau, nu, yra sudėtinga ir vieta, ir negali ten, nežinau, susprogdinti ar tiesiog atvažiuoti su buldozeriu ir griauti, nes aplinkui žmonės, aplinka ir visa kita. Taip pat, nu, ir pats griovimas turi būti civilizuotas, logiškas, bet gal kaip kuruojantis rytį. Nežinau, šiaip gal tokia esmė, kad nu, teko apsilankyti ir pastato viduje ir tuose požemiuose, tai gal kartais, nu, žinai, nebuvęs ar nematęs vietoje, galbūt tau kitaip atrodo, galbūt kaip kam tie Maskvos namai atrodo, tai yra, nežinau, ten 3 kambarių buto dydžio kažkoks pastatėlis, ar net ten 100 kvadratų, ir čia atvažiuos buldozeris, tiesiog pravažiuos ir viskas, ar ne, bet, nu, ten, kad suprasti, nu, ir šiaip galvojant, ir galbūt, nu, žinau, kažkur ten pasąmonėje apie Rusiją, nu, tai planavo statyti, nu, normalų, kaip ir kalbėjom, su renginių centru, su ten 15 metrų aukščio lubom, tarp pastate, ar ne, ten 3 aukštai viename aukšte, 3 aukštai požeminėje aukštai, kolonos betoninės, neįsivaizduoju, kiek pridėta armatūros, bet, nu, kažkas tuo metu pardavęs gerai užsidirbo, ar ne, ir 8 aukštai, tai, nu, šiaip žiūrint, tas pastatas yra, nu, gigantiškas iš principo, tai aš manau, kad, nu, Lietuvoje, nu, įrodė konkursas, kad tik 4 įmonės realiai tik tai, nu, pateikė iš vis, nu, dalyvavimą, nesvarbu, kokie ten buvo testatai, nu, jie ten, bet tik 4 įmonės pateikė dalyvavimą, nors, nu, griovimo suma yra milžiniška, tai neskaitant, kad jis yra sudėtingas pats konstrukciškai ir statytas ten, nu, negailint jokių medžiagų, bet, kaip ir minėjai, nu, yra pats Vilniaus centras tarp pagrindinių arterijų su šone esančiais gyvenamaisiais pastatais, komunikacijom, ten restoranais, verslo centrais, tai, nu, tiesiog be galo sunkus, nu, technologiškai statinys. Tai... Nu jo, ir dar šiaip būtų turbūt svarbu pastebėti, kad bet koks griovimas Lietuvoje jis turi vykti ir, nu, ir vyksta iš esmės žiediškumo tam tikri elementai, kad ten tos medžiagos perdirbamos, išvežamos, utilizuoti, jeigu negalima perdirbti ir panaudoti papildomai, bet, nu, tas irgi svarbu, kad, nu, mes civilizuotai tos dalykus darom ir turim daryti ir tam yra ir reikalavimų, ir logikos. Nu, tai, nekalbant apie tai, kad, nu, vis tiek yra įstatymai, nu, kalbant apie tai, yra įstatymai, reikia griovimo projekto, reikia tam tikrų atestatų, dalykų, patirties, technikos galų gale, bet, nu, kalbant apie tai, kad, sakau, teko pabuvoti, tai tikrai ten, man atrodo, norėdamas su 3 buldozeriais ten tu nelabai kažką padarytum, vis tiek reikės ir krano ir taip toliau. Aš taip noriu biškį persižiūrėti ir pasistruktūruoti. Ne? Nu, tai mes čia turim daug veikiančių dalyvių ir visi turi savo kažkokias ten pareigas ir atsakomybės ar idėjas. Nu, tai gerai, tarkim, yra teismo sprendimas, jisai priimtas 2022 metais, ne? Ir jį vykdo VTPSI. Taip. VTPSI jį vykdo skelbdama viešai pirkimą. Taip, pati negriauna, nėra rangovų komandos, kuri ten su plaktukais, kūjais ir kranais. Tai, nu, skelbia pirkimą, tiesiog yra atsakinga už griovimo įvykdymą per pirkimo skelbimą. Nu, tada esame mes, kurie, nu, ministerija, kurie atsakingi už VTPSI. VTPSI ir statybos visą sritį, statybos priežiūros sritį, visus statybos techninius reglamentus vienaip ar kitaip prižiūrim bet mūsų vaidmuo šitoj vietoje, nu, vis tiek, jis nėra aktyvus. Politinis. Mes prižiūrim VTPSI, kaip VTPSI gerai sekasi dirbti, ar šiuo atveju neypatingai gerai. Nu, jo, bet dar savivaldybė yra. Jo, yra savivaldybė. Dar yra savivaldybė. Ir klimas dar. Jo, yra savivaldybė, bankroto administratorius, klimas ir... Ir dar rangovai būsimi, kurie bus ir dar kurie organizuos pinigus finansuotojai. Jo, tai 7. Gerai, nu tai pakalbam. O ką savivaldybė čia prie ko? Tai prie leidimo išdavimo, manau. Jinai išdavė neteisėtą leidimą. Ir prie leidimo galbūt išdavimo ir prie pačių ištakų, kad jinai yra ten, nežinau, dar 25, 50 ar 25, nu, VŠI savininkė vis dar, nu, tas, kuris valdo tą daiktą vadinamą, nu, Maskvos namais, ar ne? Nu, jo, tai VŠI Maskvos namai. Neteisėtai išsidavė leidimą savo, taip galim pasakyti.
Ir tas, bet ta detalė čia svarbi, man atrodo, nes tas... Nutilima kartais šitas nutilima, niuansas, bet svarbi, nes tas leidimo neteisėto išdavimas kaip ir turi tokį atspalvį, kad kas neteisėtai išdavė, iš to galima pareikalauti. Tai čia galbūt dar vienas, kaip čia pasakyti, grožis tos taikos sutarties galėtų būti visame tame, nes jeigu būtų įvykęs pirkimas ar ne viešojo konkurso ir būtų nugriautas už tuos didelius pinigus pastatas, tai tuo viskasgi nesibaigė, ar ne? Tai reiškia, kad valstybei kainavo nugriauti 2 milijonai, bet valstybė nedaro taip už ačiū, jinai eina ieškoti, iš kur tuos pinigus atgauti ir ten tada atsiranda ta viešoji įstaiga, kurie dalis yra taip Rusijoje, kurioje tu ten, matyti, vėjo laukuose pagausi, bet atsiranda dar ir savivaldybė. Tai, dalis pinigų nukreipimo būtų ir bandoma, ir būtų planas irgi buvo, kad bus bandoma ir būtų bandoma išieškoti iš savivaldybės. Tai žodžiu, 2,5 milijono ketvirtukas būtų išieškomas iš Vilniaus miesto savivaldybės. Čia taip gal matematiškai čia tada būtų, vis tiek, plius minus. Tai. Plius minus, jo, aš taip maždaug ir turiu omeny. Šiaip tema pati yra, iš 2 dalių sudaryta, tai yra politinė dalis, kuri šiaip visada visose didžiose temose yra labai svarbi, ar ne, visi mėgstam pasifotografuoti kažkur prie kažko, ar ne, ir taip toliau, bet tai yra viena politinė ir kita, reikia vis tiek įgyvendinti teismo sprendimą, tai reikia padaryti, bet reikia papolitizuoti galbūt kažkurioje vietoje, tai bet čia yra aplinkos ministerija, irgi tikriausiai ateina, nes mes irgi bandom dabar tą susitarimą, kažkaip būti tame, organizuoti, žiūrėti, ką galim prisidėti, bet šiaip realiai paėmus, tai visas klausimas turėtų būti tik tai statybos inspekcijoje. Taip. Bet, negalim palikti savivaldybės vienos su statybų inspekcija, čia gal ne taip gerai ir baigtųsi. Dabar žinau, kad savivaldybė į prokuratūrą padavė statybos inspekciją. Dėl Maskvos namų viso šito proceso yra paduotas statybos inspekcija į prokuratūrą. Ar jinai, čia tas konkursas buvo legit, nelegit, čia specialiai vilkino, nespecialiai, tai jie šiek tiek gal supykė, manau, dėl to. Va, kokios įdomios mintys, bet čia nesenai čia. Tai kada plakatai pradėjo atsiradinėti, tada ir pateikė, tai čia kokie 2-3 mėnesiai. Ir, jie dabar, kaip suprantu, atsakė. Tuo metu teisingai, aš galvoju, gal buvo prasidėjo visas tas, ne, čia tas. Supratau. Bet manau, kad įdomus tie klausimai vis tiek. Tai gerai, yra bankroto administratorius, kuris administruoja VŠI. Jis dabar prižiūri, kadangi VŠI jau Maskvos namų nebedarom, tai VŠI bankrutuojant yra bankroto administratorius, bet šitoje vietoje turbūt irgi reikia suprasti tą struktūrinį tokį momentą. Bankroto administratorius irgi turi teisės ir pareigas. Ir čia šiaip vaidina gan svarbumai vaidmenį iš tikrųjų, kur mes neapsistojom, nes jis gali tiesiog iš principo nesutekti ir tu nieko labai čia nepadarysi ties taikos sutartimi. Taip. Bet jisai, aišku, bankroto administratorius irgi Lietuvos bendrovė ir jisai vis tiek, bet pareigas, prieš kreditorius jisai vis tiek turi, jisai taip pat vadovaujasi Lietuvos įstatymais ir kas tie kreditoriai ten bebūtų, bet, jie tokie yra. Taip. Tai šitoje vietoje tikrai čia yra įdomi dėlionės detalė. Turim tiek daug suinteresuotų šalių realiai ir visos jos yra suinteresuotos, kiek man yra žinoma, tiesiog nugriauti tą antžeminį aukštą. Bet turbūt dar reikia vis tiek įvestą skirti, kad yra aktyvūs norintys griauti finansuotojai, tai reiškia, NT vystytojas, kuris turi kažkiek pinigų ir gali juos paskirti tokiam gražiai idėjai, geram tikslui, bet jis pats negriauna, nes jis NT vystytojas ir kas... Galbūt neturi tam tikrų, nežinau, sertifikatų, dokumentų. Nenori užsiimti. Arba tiesiog nenori užsiimti. Tai dar turi atsirasti kvalifikuotas griovėjas, kuris griaus. Bet čia mes paliksim jau jiems patiems išsiaiškinti, kas tas griovėjas būtų. Tai manau, kad mums, jeigu jis atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus, mums nėra skirtumo, kas tai bus A, B, C, D ar įmonė E. Svarbiausia, kad jinai nugriautų tą antžeminę dalį pagaliau ir viskas. Bet čia nebent tas yra,
čia yra arčiausiai to, ką visuomenė turbūt nori matyti ir tikėtis, kad kažkas ateina ir greuna. Bet tas, kažkas vis tiek turi būti kvalifikuotas tą daryti, gabus ir jau mes paliksim verslui su juo susidėrėti ir išsiaiškinti, kaip ir kiek čia jisai ko nugriaus. Gerai, o iš tikrųjų, jeigu kažkam, nežinau, tarkim įmonė, kur turi atestatus dabar, jau atsibostų tą situaciją ir mes taip atsikeliam rytoj ir matom kranus. Jie tiesiog ėmėsi iniciatyvos taip labai stipriai ir kaip tada būtų toks scenarijus? Manau, kad statybos inspekcija nuvažiuotų ir sustabdytų darbus, nes kokiu pagrindu jie jos tenai vykdo. Visuomeniniais? Bet savaime visuomeniniais, tai negalima nei statyti, nei griauti. Čia yra mūsų teisinės sistemos, bet nesakyčiau, kad čia problema. Ne, aš tiesiog, turbūt, jeigu kažkam atsibostų, man tiesiog įdomu, tai statybos inspekcija. Tai kaip statybos inspekcija po to, kai jiem nepavyko pirkimas, jie savo tinklalapyje įdėjo žinutę, kad prašome norinčius griauti visuomeniniais pagrindais atsiliepti. Per 10 dienų. Tai nieks neatsiliepė, nes aš bijau taip teikti, bet manau, kad statybos įmonės ar griovimo įmonės nežiūri taip pasitiklalą. 3 laikai buvo Facebook'o postami. Tai nežinau, kažkaip, kad įvyktų dideli darbai, vis tiek reikia jos organizuoti, neužtenka į tinklalapį įdėti žinutės. Gerai, tai mes dabar išvardinom vaidmenis ir man atrodo gerai, kad tą padarėm, nes aš ką noriu dar padiskutuoti. Tai gerai, tai ką mes čia išmokom? Kaip mes iš tikrųjų dabar griautume tos Maskvos namus? Ką čia blogai padarėm? Ar VTPSI ten gerą konkursą paskelbė? Nelabai turbūt, nes būtų įvykęs. Bet ar taip reikia vykdyti teismo sprendimus? Ką žinau, o ko ne, kad viešieji pirkimai užtrunka ilgai, mes irgi lyg ir žinojom. Tai. Ne, tai reikia gal 2 dalykus atskirti. Nežinau, jeigu mes, nemanau, kad gali Maskvos namus priimti ir prilyginti, kad visi kiti objektai kaip ir Maskvos namai. Nežinau, jeigu kažką daryčiau kitaip, tai aš tikriausiai pradėčiau nuo to, kas dabar yra. Vis tiek, reiškia, bandyčiau būtent tokiam objektui ir tokiam padidintos, nežinau, rizikos ar visuomenės, pabandyčiau įtraukti verslą tiesiog, nes, kaip ir minėjai, mes atėjom, greuna Maskvos namus, biudžeto eilutėje, nėra pinigų, reiškia, būtumėm nupirkę, jeigu būtumėm nupirkę, tada būtumėm ieškoti, būtų dar kažkiek laiko, nežinau, praėjo, kol būtumėm tus pinigus suradę, būtumėm suradę taip toliau, bet jeigu būtumėm iškart pradėję nuo to, kur esam dabar, kalbėti su verslu, siūlę jam, tai galbūt net nebūtų reikėję to konkurso ar to laiko. Bet negalim taip visų sprendimų. Ne, tai aš sakau, aš būtent imant tą konkretų atvejį, nepritaikant, jeigu žiūrint į kitus atvejus, nes, sakau, toks gaunasi, jisai labai išsiskiria, nes, žinai, kituose atvejuose, kur perka paslaugas ir perka pirkimus, kažkaip jie nusiperka, padaro, jie nugriauna ir įgyvendina. Ypač kai savo patogumui ką nors perka. Žinai, ir ten, kur sumos mažesnės galbūt ir taip toliau, tada, kažkaip tai įvyksta. Čia, žinai, buvo toks vienas, manau, kad jie nieko daugiau ir neorganizavę, ten daugiau nei, nežinau, ten 300 000 ir 400 000 griovimų. Vis ateina pas mus ten prašymas į biudžeto eilutę, ten po 100, po 200 000 į metus jie, prigriauna kažką, priorganizuoja. Tai nėra, kad supras bendrai ir visiems, tai, čia yra kokie, nežinau, 10 metų jų griovimo apimtis vienas šitas. Tai, aišku, man buvo keista ir nauja, kad, tie gali visi vieni kitus nuskūst. Viduj patys griovėjai ten sprendimą išmest ar ne, nes nebuvo pateikę kažkokių dokumentų, tada sprendimą šiaip išmest iš konkurso. Tai tas realiai užtruko 9 mėnesius mūsų pačių teismai dar viduj pačio proceso. Nežinau, šito šiaip niekada, manau, kad,
negali nuspręsti, nes man atrodo, tas gali būti tą patį, kai paskelbsim. Galbūt dabar jau, kai, žinai, viskas labai taip vieša, artima ir labai gali būti ant padidinimo stiklo, bet nieks, kaip sakai, negali apsaugoti, kad dabar paskelbsiu už 1 eurą ir nieks neapskūs to laimėto, kuris už 1 eurą laimėtų. Jo, gali ir taip būti. Nu. Tai be abejo, galima skūsti, kad nepagristai maža kaina, kad neskaidru, kad kažkas su kažkuo susitarė, kad kažkur Evaldas Klimas buvo. Ta prasme, čia gali prirašyti ir pripasakoti krūvą dalykų, bet, aišku, teismas kartais be pagrindo tokius skundus gan greitai išnagrinėja ir atmeta. Tai šitoje vietoje liuks, kad yra teismas ir viskas sprendžiasi gerai, bet aš manau, kad gerai, kad mes dabar atidžiau prižiūrim kai kuriuos viešuosius pirkimus ir žiūrim, kad kaip, sakykime, ta skundo grėsmė ir teismų grėsmė yra vis tiek tokia kaip rizika, kurią reikia įvertinti ir kuo skaidresnis tas procesas, kuo aiškesni reikalavimai, tai manau, kad jisai tuo mažesnį apskundimo tą šansą ir turi. Tai šitoje vietoje nėra, kad gal nieko taip negalima padaryti, manau, kad visiškai išvengti negalima, bet sumažinti tą skundimo tikimybę, tai manau, kad galėtų pavykti. Tik ką kitaip darytum dabar tu? Ką aš kitaip daryčiau? Aš manau, kad reikėtų peržiūrėti kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos ten buvo iškėlę TPSI tam konkursui. Tai, man atrodo, čia buvo pagrindinis dalykas, kodėl tas pirkimas neįvyko. Bet labai gerai, kad tų pinigų neatsirado ir jų po šiai dienai nėra. Bet čia šiaip gal gali pykti, gal gali diskutuoti, bet jeigu, ir aš tikiuosi viskas išsispręs taip, kaip turi išsispręsti, tiesiog būsim lygioje vietoje sutaupę virš 2 milijonų eurų. Taip. Tai gal verta palaukti ten 1000 dienų su tuo pačiu kartais? Kartais gal verta palaukti. Jo. Visi pyksta ant tos biurokratijos, bet pasirodo. Taupo. Manau, kad jau baigiam šitą mūsų pirmąją aplinkos ministerijos aplinka tinklalaidės laidą. Apie Maskvą prikalbėjom tikrai daugiau, negu jinai verta dėmesio ir ačiū labai visiems, kurie žiūrėjo, klausė ir tikiuosi, kad šitas podcast'o vedėjo darbas man greitai baigsis. Atsipirks ateityje.